Taip, tęsiant toliau pokalbį, temos pavadinimas buvo, kaip ir skambėjau, ultragarsinė terminologija, bet iš esmės buvo didelis noras pakalbėti apie sausgyslių terminologiją ir didžiausia praktiškai dėmesį į tai kreipti. Apie sausgyslės, nes tikrai yra daug ką tą pakalbėti ir užsienio literatūroje irgi labai daug autorių, daug visokių nuomonių ir bandyti šiek tiek vienodinti ir mūsų naudojamą terminiją. Apie ką aš kalbėsiu, apie tendinopatijas, apie kas yra nestabilumas, kaip atrodo plyšimai, kas yra ankštumas, kas yra saugiminis kapsulitas ar tiesiog saugos ir parodysiu daug visokių klinikinių pavyzdžių. Gal žinot, kas yra bendro tarp nintendinito ir vyito? Ar girdėtos savokos? Ne. Kas girdėtas? Super, tai ir yra. Tai yra video žaidimai, kurie šitos ir problemos atsirado būtent tuo metu, kai atsirado žaidimai ir jie gavo tikrai tokią klinikinę prasme ir ieškodami literatūrą tikrai gali susidurti Nintendo, nuo žodžių Nintendo žaidimų, nintendinitai, vyjitai ir tokios. Be abejo, tai yra išraiška kažkokiu tai lokalių, dažniausiai riešos srities, plaštakos srities, sausgyslių uždegiminių pakitimų, bet aiški priežastis yra žaidžiant. Taigi, kalbant apie tendinopatijas, norėsiu kalbėti apie šituos terminus, apie tendinitą, tendinozę, paratendinopatiją, tenosinovitą ir paratendinitą. Tendinopatija tai yra plačiausia sąvoka, kokia tik tais gali būti, vartojant apie sausgyslę ir aš tikrai dažnai naudoju šitą terminą, kai jeigu pacientas skundžiasi, aš nieko nematau echoskopiškai, bet jam vis tiek lyg skauda sausgyslės projekcijoje, tai mano atsakymas būna tendinopatija. Tai vis tiek rimčiau skamba, negu aš iš vis nieko nematau, ar ne? Be abejo, bet koks pakeitimas sausgyslėje irgi gali būti pavadintas tendinopatija. Jeigu kalbant apskritai, skirstant visas problemas susijusios su sausgysle, be abejo, tai yra ūmi patologija ir lėtinė patologija. Ūmi patologija tai yra, be abejo, kas mes turime, tai yra problemų su plyšta sausgysliai. Bet pati sausgyslė yra ypatingai retai jinai plyšta, jeigu jinai yra sveika ir be jokių prieš tai nebuvusių, kaip pasakyti, ilgai kankintos pačios sausgyslės. Ir jeigu dažnai plyšta, tai ne pati sausgyslė, dažniausiai jinai plyš prisitvirtinimo vietoje. Tai yra dažniausiai nukenties kaulas. Ir dažniausiai mes turėsime avulsiją, kaulo kontūro pažeidimą. Taip pat dažniausiai, jeigu plyš, tai ne pati sausgyslė, plyš ties miotendinozinėme jungtimi ir reikia, dar kartą sakau, akcentuoju, reikia be proto didelės jėgos, kad ypatinga kažkokia jėga, ypatinga trauma. Dažniausiai su kuo mes susidursime, tai su lėtinė patologija, kurios dažniausiai yra vėlgi dvi priežastys. Tai yra per didelis ir dažnas naudojimas pasikartojantis judesiai. Ką žinau, moteris dirbantis virtuvėje, skalbėja, siuvėja, bet kas. Tai angliškai yra overuse. Nežinau, neradau lietuviško atitikmens. O kitam overload, virškrūvis, yra toks lietuviškas atitikmo. Tai yra, kai labiau jau čia taikoma sportininkam, kurie bando didesnėmis negu fiziologinėmis normomis aktyvinti savo, stiprinti raumenis ir taip toliau. Tiesiog šitos dažniausias dvi priežastys – overuse ir overload. Šiek tiek vėlgi tos patogenezės, kaip čia vystosi, kaip čia darosi, daugelį vėlgi šaltinių rasite vis kitaip paaiškinta, bet pagrindas yra toksai, kad dažni pasikartojantys judesiai, turim kažkokias mikrotraumas, plyšta kolageninės skaidulos, jos pilnai, nepilnavertiškai nesugyja, mes toliau dar vis atlikinėjom tos pasikartotinius judesius, tada pradeda trikti kraujotaka, tada atsiranda išemizacija, vienas iš faktorių, dėl ko sausgyslė būna pažeista, ir atsiranda mikroplyšimai sausgyslėje. Kiti dar palankus faktoriai sausgyslių pažeidimai, tai tendinopatija, kažkokios tai yra kortikosteroidų injekcijos, lydinčios ligos irgi gali prie to prisidėti.
Histologiškai, kas yra randama pačioje sausgyslėje, tai yra degeneracinis neuždegiminis procesas. Noriu tą akcentuoti, kad tai yra neuždegiminis procesas. Tai yra toliau, kas yra hipoksinė, miksoidinė degeneracija, labai tokie sudėtingi terminai. Ir viskas veda prie to, prie nepilnavertės sausgyslės struktūros, turime mes plyšimą. Kaip tas atrodo? 64 metų vyras, skauda 2 mėnesius, dešinę čiurną, Achilo sausgyslę, ar ne? Ne per didelis vaizdas, ne, aiškiai matyti, super. Aiškiai matome patologiją pačioje sausgyslėje. Vidurinė Achilo sausgyslės dalis yra, nežinau, 2, beveik 3 kartus sustorėjusi, kas ko neturėtų būti. Josios pats tankis yra heterogeninis tankis, nėra homogeniškumo. Čia lyg kažkas juoduoja, štai šitoj, aš matau, bet jums nematau. Štai šitoj vietoj. Lyg juodas intarpas išilgai pačių skaidulų. Kitas pacientas, vėlgi 66 metų moteris, čia vėl Achilo sausgyslė, tik tais vaizdas prieš tai buvo išilginis, dabar skersinis vaizdas, irgi skauda 4 mėnesius. Turime vėl išstorėjusią Achilo sausgyslę ir be abejo kliūna mums už akių, štai šitoj vietoj zona. Štai vėl grįžtam atgal. Akivaizdu, kad tai yra štai išilgai vaizdas, išilginiai plyšimai, sausgyslių plyšimai. Vėlgi Achilo sausgyslė vertinant, jinai matot lokaliai sustorėjusi, žemo tankio, žemo homogeniškumo ir jau su plyšimais. Kita vieta, 45 metų moteris, kairės čiurnos trauma prieš 4 mėnesius, bet aš dabar tiesiog rodo pačiai pradžiai normalią pusę, tai yra dešinė pusė. Tai yra, čia mes turime priekinį taliofibuliarinį raištį, tai yra tipinė vieta, tokia atrodo graži, ideali šito raiščio norma, neskaudanti pusė. Ir dabar žiūrėkim, ką mes turim kitoj pusėje, kur yra trauma. Štai, sausgys, ta raištis. Matome dvigubai, vėlgi sakau, trigubai sustorės ir čia netgi smulkus toksai kalcinatas ryškėja. Be abejo buvo patempta. Štai čia yra skersinis vaizdas šito raiščio. Ant kiek jis yra sustorėjęs. Vėlgi tendinoziniai pakeitimai, degeneraciniai tokie. Kokiegi ultragarsiniai požymiai apibendrinant tendinozės, tai yra sausgyslė dažniausiai turi būti sustorėjusi, jos apimtis padidėjusi, turi būti vienokio ar kitokio laipsnio hipoechogeniškų, žemo echogeniškumo zonų. Tai prasme, jinai turėtų būti heterogeninio tankio. Skaidulos tose vietose jau pradeda neišsidiferencijuoti. Mes nematom aiškaus skaidulų praeinamumo toje vietoje. Tokių zonų gali būti viena nedidelė, gali būti jų ir daug difuziškai įsidėjusių. Tos zonos gali būti praktiškai belekur sausgyslės eigoje. Ir, na čia vėl duomenys iš straipsnių, kad kartais vertinama šitos zonos, hipoechogeniškos zonos ir randama, kad didesnė, aktyvesnė kraujotaka tose vietose ir greičiausiai dažniausiai būna didesnis skausmingumas dėl gyjančių procesų. Bet ne visada tai būna. Aš atsiprašau, Taip. Čia traktuojat kaip dalinis plyšimas? Ne, tai yra dalinis plyšimas, aš parodysiu kaip yra. Dalinis plyšimas, tai mes turim būti anechogeniška visiškai zona, tai yra skysčių užpildyta zona. O tendinoziniai pakitimai, tai yra tiesiog pačioje sausgyslė hipo... Tos hipozonos, tos, kurie dar, aš apie tą sakau. Tendinoziniai, bet tai labiau degeneraciniai. Neprašinėsit kaip tekste. Atsakymę aš parašysiu yra... Išvada nerašysit. Rašysiu tendinozė, tai yra tendinozė, sausgyslė. Nerašysit ten hipozonos, daliniai plyšimai. Taip, tą galima pažymėti, taip. Dar viena išraiška iš tendinozės, tiesiog jeigu irgi ilgai trunkanti, tai yra pradeda kauptis kalcinatai tose zonose. Štai vėlgi Achilo sausgyslė ir pavyzdys, kaip atrodo tie kalcinatai. Skersinis vaizdas Achilo sausgyslės, matom vėl jinai yra sustorėjusi.
Galbūt nesimato aiškiai tokių daug hipoechogeniškų zonų, bet vėlgi grįžtame mes atgal ir štai, prašmėžuoja šitie nedideli kalcinatai. Štai. Vėlgi, kažkada seniau yra paplyšusi šita vieta ir organizmas kartais tiesiog ima ir sugalvoja, kad toje vietoje atsidėti kalcinatus. Vėlgi tai yra tendinozės išraiška. Kalbant apie praktiškai dažniausiai vartojamą terminą tendinitą, tenka susidurti literatūroje, kad priešinga tokia tendencija. Iš tikrųjų, tai tendinitas, tai aišku, tai yra savotiškai skausminga tendinopatija. Tačiau dažniausiai, vėlgi, kai yra problemos šitoje sausgyslėje ir atlikus daug visokių histologinių bioptatų paėmimų ir ištyrimų, neranda jokių uždegiminių ląstelių. Dėl to realiai tendinito savoka turėtų būti ne taip mažiau iš tikrųjų vartotina arba iš vis netgi nevartotina, nes sausgyslės pačios uždegimo dažniausiai nėra. Dėl to reikėtų vengti šito termino. Dažniausiai problemos yra ne pačioje sausgyslėje, bet sausgyslė supančio dangalų problemos. Ir dažniausiai būna šitų dangalų uždegiminiai procesai, kurie ir sukelia skausmingumą. Ir dažniausiai reikia į juos atkreipdėmėsi. Tai vienas iš iškaišų tai yra tenosinovitas, tai yra būtent sausgyslę supančios sinovinės makšties uždegiminiai pakitimai. Ir kaip tai atrodo, pavyzdžiui, 57 metų moteriai, kuri skauda dešinę pusę, tirpsta pirštai ir pripažinta kaip reumatoidinio artrito pradžia. Ir ultragarsu mes matom išilginės skaidulas, čia riešos rytis, bet matom didžiulę skysčio sankopą, galiauju toliau link pirštų, vėlgi daug skysčio, matome ir netolygi sinovijos proliferacija. Štai šitoje vietoje ir pačios sausgyslės atrodo kaip ir tvarkoj, bet turim daug skysčio supančio sausgyslės. Vėlgi kita moteris, 91 metų moteris, skundžiasi 5 piršto lenkiamosios sausgyslės problemomis ir skersinis turime vaizdą. Tai bandysiu sustabdyti. Štai, kol dar nepradėjau. Turim sausgyslę ir čia mes matome tenosinovitą aplink šitą sausgyslę, bet papildomai lydinčios problemos yra akivaizdžios. Tai yra didžiuliai ganglionai supantys sausgyslę. Vėlgi, jeigu mes turime didžiulius tokius ganglionus, netgi sunku pasakyti, iš kur jie atsiradė. Ar galbūt iš netgi šitos sausgyslinės makšties, gal ir iš sąnario, reikia detaliau pasižiūrėti. Dar viena savoka, kurią irgi reikėtų kartais vartoti ir susidursim, tai yra sauginis tenosinovitas. 60 metų moteris, nykštys, stringa jau 3-4 mėnesius ir pastaruoju metu jau jisai praktiškai nesilanksto. Tai čia dešinė pusė, o štai turiu kairę pusę, normai parodau. Funkcinis mėginys yra labai paprastas, tai yra tiesiog aš pats lankstau pacientį į pirštą ir tuo pačiu aiškiai matau, kaip sausgyslė juda savo makštyje. Viskas tai tvarkoju, tai yra norma. Nedaug visiškai pirštą reikia pajudinti, kad įvertint šitos judesius. Dar sakai parodau. Viskas slysta, viskas tvarkoju. O štai toj rankoj, kurią jai skauda, mes matome lokalų sustorėjimą virš sausgyslės ir dabar atlieku šitą funkcinį mėginį, matot. Viskas. Tai yra suaugę, sausgyslės jokio slydimo nėra ir tiesiog visi minkštie audiniai juda kartu, nesvarbu, ką darysi. Neprisimenu jos profesijos, bet šita vieta, matome, yra ženkliai sustorėjusi, jinai ir dažniausiai šitoj vietoj yra taip vadinamas laikiklis, A1 laikiklis ir jisai sustorėjęs, pažeistas ir be abejo jisai sukelia tą stenozuojantį tenosinovitą. Paratendinitas, kita savoka, kurią mes galime vartoti ir naudoti, yra, kaip minėjau kolega, tai yra tose vietose, kur yra peritendinozinis audinys, tai yra paratenon. Vėlgi nėra tokio lietuviško atitikmens. Dažniausiai tai liečia dvi sausgyslės, pagrindinė tai yra Achilo sausgyslė, o kita sausgyslė tai yra girnelės sausgyslė.
Ir kaip atrodo, čia vėlgi 34 metų moteris, serga jau 20 metų reumatoidinio artritų ir jinai atėjo besiskusdama guzeliais kažkokiais, čiuopiamais guzeliais blauzdos rytyje ir atliekant achilo sausgyslę echoskopiją. Vėlgi čia skersinis vaizdas, miotendinozinė dalis ir štai mes matome kažkokias tai augančias mases paratenon srityje. Štai. Akivaizdu, kad tai yra reumatologinis kažkokios tai kilmės masės, uždegiminės masės. Pati sausgyslė tikrai gan struktūrinė, be kažkokių žymesnių ten pakeitimų. Bet akivaizdu, kad štai lokalizacija yra paratenon vietoje, srityje. Dar viena savoka, kurią irgi galima naudoti, tai yra ir įtraukti į savo terminiją, tai yra entezopatija. Entezopatija vėlgi liečia tas vietas ir kalbama konkrečiai apie tas vietas, kur prisitvirtina ar raištis, ar kapsulė, ar sausgyslė prie pat kaulo. Mes čia ir turime normalią entezę, prisitvirtinimo vietą, ateina sausgyslė. Čia dar išskiriama yra nekalsifikuota skaidulinė kremzlė, kalsifikuota ir tiesiog kaulinis kontūras. Kaip atrodo tos entezopatijos? Iš esmės tai yra vėlgi savotiškas tos tendinozės išreikštumas, tik tais jau prisitvirtinimo vietoje. Mes vėlgi turėsime sausgyslės sustorėjimą, šičia mes turime alkūnės sritis, čia yra lateralinio šoninio antkrumplio sritis ir tvirtinasi lenkiamųjų tiesiamųjų dilbio raumenų bendroji sausgyslė. Ir ką mes matome, vėlgi visus tos entezopatijos požymius, matome kaulinės tokias išaugėlės, entezofitai, smulkus kalcinatas, gal tokia vėlgi tendinozinė zona. Vėlgi pagal klasiką tai būtų epikondilito vaizdas. Kaip atrodo ultragarsinėme vaizde? Čia kitas pacientas, bet vėlgi epikondilos sritis. Mes aiškiai matome, tai bandysiu sustabdyti, kaulo kontūras visiškai suveltas, erozuotas. Matome štai netolygės kaulinės proliferacijas vienoj pusėje, kitoj vietoje su tokiam kalcinozėm. Be abejo, mes turėsim ir lokalų skausmingumą. Mes tai galim pavadinti ir entezopatiją, galime pavadinti ir tendinozę. Viskas tiks į vieną, nes tai yra degeneraciniai pakeitimai, tai yra dėl didelio krūvio naudojimo ir paprasčiausia sausgyslė yra nuvarginta šitoje vietoje. Ir galim be abejo matyti toliau plyšimus. Kaip atrodo sausgyslės stabilumas ar nestabilumas, ar jinai savo vietoje ar ne savo vietoje? Gan retai pasitaikanti patologija. Vėlgi 65 metų moteris, vyrėja ir skundžiasi lėtiniais kairio riešo skausmais. Čia mes turime riešo sritis ir šičia yra pirmo kompartmento sausgyslės, pirmo guolio sausgyslės ir čia yra dešinė. Šiek tiek jau tos sausgyslės irgi yra dešinėje sustorėjusios, bet tiesiog noriu parodyti, kaip jos atrodo, tiesiog savo vietoje, čia sudaryta iš kelių ruožų, tokia savotiškai yra pradinė tendinozė, bet žiūrėdamas į jas viskas savo vietoje, kaip ir nejuda, nekruta, viskas tvarkoj. Nes dabar iš karto suprasit, kai pamatysit kairę pusę, kai jinai tiesiog judinama ranka atlieka štai tokius judesius į save per riešo sąnarį. Žiūrėkit, ką daro sausgyslės viena kitos atžvilgiu. Matot? Kaip palenda viena po kitą. Akivaizdu, kad ten viduje jokių pertvarų nėra ir tos sausgyslės kontaktuoja viena su kita, subliuksuoja ir kai yra dauginiai tokie pakitimai, turi būti uždegimas, turi būti skausmingumas ir taip toliau. Aplinkui be abejo mes matom ir skystį, uždegiminiai pakitimai ir be abejo mes turėsim ir lokalų skausmingumą. Tai taip tokia subliuksacija labai įdomi. To neturėtų būti tokių vaizdų. Kaip atrodo peties srityje sausgyslės nestabilumas, tai yra vėlgi apie ką aš kalbėsiu po pietų, apie dvigalvio žasto sausgyslę labiau, bet vėlgi ką mes matome, tai yra
tarp gumburelinę vagą, turime dvigalvių žasto sausgyslę, turime čia skysčio, taip, keliaujame aukštyn, 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 mes matome, kaip šita sausgyslė dalinasi į beveik dvi dalis, ar ne? Ir viena dalis, šita dalis lieka dar savo vietoje, o kita dalis plyšusi, jinai subliuksuoja, išeina iš savo vietos. Na, apie šitą vyriškį dar vėliau dar pakalbėsiu. Kitos problemos irgi, kalbant apie sausgyslės nestabilumą, 6 mėnesiai po traumos, jaunas vyrukas, bet kaip matot, buvo visiškai nupjautas 3 ir 4 sausgyslės, 5 piršto amputacija buvo tiesiog didžiulė trauma plaštakoje ir tiesiog atėjo vėlgi aiškintis, ar ten pas jį viskas plaštakoje gerai ar ne. Čia turime 2 sausgyslės, lenkiamasias piršto sausgyslės. Atkreipkite dėmesį, šita sausgyslė yra normali, o štai atkreipkite dėmesį į šitą sausgyslę. Juoda čia yra dėl anizotropijos. Mes apie anizotropiją tikrai šnekėsim labai daug. Bet dabar ne apie pačią sausgyslę, bet apie jos lokalizaciją. Iš karto atkreipkite dėmesį į štai šitą vietą, ar ne? Žinote, kad pirštakauliuose iš delninės pusės yra savotiškai tokie grioveliai, kad sausgyslės galėtų laisvai slankiot. Ir žiūrėkit, kas darosi. Keliaujam link piršto. Čia normali vieta, o štai šičia jisai sausgyslė pati išsidėsto. Griovelis čia turi būti, sausgyslė turi būti čia, bet jinai įsidėsto ant krašto. Ar tai yra saugiminiai procesai kažkokie kaip pasakyti, dėl ko ta sausgyslė įsidėsto lateraliau ar ne, sunku pasakyti, bet akivaizdu, kad šita sausgyslė jinai yra subliuksuota ne savo padėtyje. Štai čia kaip ir normali padėtis, o štai čia išėjęs iš griovelių stovi ant krašto sausgyslė. Jinai be abejo įtempta, saugų visokių pažeista. Kaip atrodo plyšimai ir kada reikėtų interpretuoti plyšimas, vėlgi su sausgyslėm, kalbant apie sausgyslės, reikia įgudimų, nes dažnai būna tiesiog tokios normalios fiziologinės pertvaros. Sausgyslė gali būti ne tik vientisa, sausgyslė gali būti sudaryta iš kokių 2 ar 3 dalių ir bus normalios tokios, kaip pasakyti, pertvarėlės, fiziologinės pertvarėlės. Kaip atrodo, dalinis pasplyšimas tai yra visiškai netipiškas, visiškai netipinės tokia kaip pleišto formos intarpai pačioje sausgyslėje. Akivaizdu, mes matom aplink skysčio sustorėjimą, yra sinovijos makšties sustorėjimas. Ir štai šitie tokie patologiniai hipoechogeniški intarpai, be abejo, tai nėra normalu, taip neturi būti. Čia vėlgi yra riešos sritis ir dekurveno, man atrodo, taip, tenosinovitas ir pati sausgyslė yra sustorėjusi su išilginiais plyšimais. Dažniausiai su kuo susidursi, tai ir bus išilginiai plyšimai. Skersiniai plyšimai, jie yra gan reti. Jeigu būna plyšta sausgyslė, dažniausiai jau visai nuplyšta, aš kalbu apie riešos sritį, bet jie šiek tiek yra kitaip. Kalbant, pavyzdys yra apie pilną plyšimą, tai yra 22 metų vyras ir ten prieš mėnesį buvo kažką jisai su peiliu darė, nežinau, kažkokią smūgiavo savo į ranką, nežinau, ką jis ten darė, bet po to laiko jisai negali sulenkti nykščio. Ir atėjo echoskopijai. Taip atrodo normali sausgyslė, būtent čia yra nykščio pakylos srityje, būtent paties paciento kitoje pusėje mes matome gražią sausgyslę, tarp apsuptą raumenų, viskas su ja tvarkoj. Ir kaip atrodo normali sausgyslė, tai yra štai šita vieta, vėlgi dėl daugybė anizotropijos, štai. Keliauju tarp raumenų, štai sublizga, sutamsėja, tai yra tipinis gražus anizotropijos pademonstravimas ir tiesiog sekti pačią sausgyslę reikia. O kaip atrodo pilnas plyšimas, čia mūsų šita sausgyslė, lenkiamoji nykščio sausgyslė, jinai dabar jau darosi hiperechogeniška, taip neturi būti. Hiperechogeniškumas sausgyslėje tai reiškia, kad jinai jau pilna kalcinatų kažkokio, mikrokalcinatų. Visa šita, su tokiu echo šešėliu. Taip gali duoti tik tais akmuo, kažkoks kalcinozė. Oi, atsiprašau.
Taigi keliaujame šitą sausgyslę, keliaujam, dar labiau sustorėja ir keliaujam dabar į pakylą ir pamatysite. Štai, mes turime nykščio pakylą, o šitoj vietoj turi būti sausgyslė, jos nėra. Tuščia. Štai šitoj vietoj turi būti, jinai tiesiog subliškus, likusi makštis, sausgyslės nėra. Tiesiog dėl natūralios retrakcijos sausgyslė yra patemta, ištemta iš riešos ryties ir keliaujant toliau. Štai, atsiranda sausgyslė, mes matom kitą galą. Ką mums reikia tokiais atvejais vėlgi padaryti? Be abejo, surasti galus, kur yra galai ir stengtis išmatuoti atstumą, nors tarp šitų sausgyslių galų, kad traumatologai turėtų susiorientuoti, kiek ten, ar operuoti, neoperuoti ir taip toliau. Taip, dar kiti pavyzdžiai. 19 metų mergina buvo įsipjovusi netyčia į Achilo sritį, žaizda užsiūta, Achilo sausgyslė visiškai neoperuota ir funkcija dabar visiškai normali, bet vis tiek atsiuntė echoskopijai pasižiūrėti. Čia yra normali Achilo sausgyslė, dešinė pusė, išilginis vaizdas, štai matom, kaip kitoj pusėje viskas gražiai atrodo, o dabar mes turime tą pusę. Štai, sausgyslė sustorėjusi, be abejo, čia mes turime didžiulį defektą, toks kažkoks fibrorandinis audinys, kaip jį pavadinsi, taip. Bet mes nematom toliau nueinančių visiškai skaidulų, akivaizdu, kad viską užpildo tik tais randėjimas. Ir sausgyslė pati, jinai tiesiog sujungta randiniais audiniais, jau netikrais tais, netikromis tomis skaidulomis. Ir dažnai mes ultragarsu, jeigu, pavyzdžiui, ateina pacientas, paprašo pažiūrėti Achilo sausgyslę, pas jį buvo plyšę, pas jį buvo operuota Achilo sausgyslė, tu ultragarsu gali pamatyti daug visokių pakitimų, bet jeigu pacientui jisai, pakankama funkcija, viskas kaip ir tvarkoja. Čia pirmoje vietoje yra funkcija, ar skauda, neskauda, ar jisai vaikšto, nevaikšto. Ultragarsu mes galim daug visokių baisybių pamatyti, bet tikrai nereikia ir pacientų išgazdinti, kad čia, žinai, čia pas tai viskas nuplyšia, bet svarbu jisai vaikšto. Štai, tiesiog sunku viską išdiferencijuoti. Ir dar vienas dalykas apie Achilo sausgyslę, dabar vėlgi paskutiniu metu atsiranda tokia mata, kad plyšų sausgyslė jos visiškai neoperuot, konservatyviai gydyti, nes kažkaip gauti rezultatai, kad ar tu ten operuosi ar neoperuosi, rezultatai daugmaž vienodi. Tai dabar kažkaip stengiasi net neoperuoti. Vėlgi priklausomai nuo situacijos. Gerai, žengsim toliau, nes jau reikėtų ir jums pailsėti. Ankštumas vėlgi svarbi savoka, čia labiau jau kalbant apie peties sąnarį. Irgi tenka susidurti ir skaityti daug ir bandyti išvesti tokį vidurkį. Kas yra ankštumas? Tai yra štai pats pirmasis Nyras, jisai pasiūlė šito savoką. Tai yra savotiškai lėtinės podyglinės sausgyslės. Atsiprašau, ne podyglinės, savo klaidą čia padariau. Andiglinės sausgyslės pažeida dėl snapinės peties arkos patologijos. Tuoj aiškinsiu vėliau, kas tai yra snapinė peties arka. Peties rytyje štai yra tokia savotiškai kritinė zona, būtent andiglinė sausgyslė, kuri labiausiai ir kenčia. Tai yra judesių metu, jeigu daleiskim pas kažkokį specialistą, langų valytoją, dažytoją, kuris labai dažnai turi rankas kelti aukštyn, dėl petinės ataugos tokio mikrotraumatizavimo kenčia būtent apie 1 cm aukščiau nuo insercijos sausgyslė. Čia tokia savotiška kritinė zona. Ir iš tikrųjų rekomenduočiau tą ankštumo vėlgi savoką vengti savo atsakymuose, nes tai yra klinikinė diagnozė, tai yra ne ultragarsinė diagnozė. Nes ankštumą tiesiog galima įvertinti, dažniausiai čia naudojami 2 pagrindiniai tokie klinikiniai testai, tai Nyro testas, kai yra prispaudžiama ranka, tyrėjas prispaudžia mentį, kad nekiltų aukštyn ir keliama ranka, ir Hafkino metodas, kai yra per alkūnę laikant, tiesiog atliekami judesiai. Ir jeigu yra kažkokios problemos, yra vertinamas kaip ankštumas.
Ką mes galim pasakyti iš ultragarsinės pusės? Šiaip tai yra peties srityje yra skiriami netgi 3 tipai ankštumo, kurį mes galime vertinti. Labiausiai mes kalbėsim, tai yra popietinė ankštuma, tai yra kas yra popietinė atauga. Taip pat aš kalbėsiu irgi daug apie posnapinį ankštumą, o užpakalinį ankštumą tai yra labiau magnetinio rezonanso diagnozė. Ankštumo kokios yra priežastys? Priežasčių yra tikrai daug ir viena iš priežasčių tokia grupė tai yra podeltinė popietinė maišelio patologija. Apie ją tikrai kalbės rytoj kolegos. Rotatorių patologija, vėlgi rytoj iš ryto, visi rotatorių plyšimai, daliniai plyšimai, pilni plyšimai ir taip toliau, kalcinozės rytoj. Šiandieną mes dar kalbėsim apie pietinį raktikalio sąnarį, kuris irgi gali sukelti problemas. Dar kartais būna problematiška yra pats petys, net yra išskiriamos tokie 3 pagrindiniai tipai peties pagal formą, bet čia vėlgi mes ultragarsu to nematysime. Čia yra ar kompiuterinės tomografijos, ar magnetinio rezonanso metu. Tiesiog štai ta vidurinė ir tokia kaip kablinė forma, jos yra dažniausiai sutinkamas ankštumas prie šitų formų. Taip, kasgi yra ta snapinė arka? Jau po biskį pradedam eiti į anatomiją. Snapinė peties arka tai sudaro 3 detalės. Tai yra petinė atauga, tai yra snapinis peties raištis ir snapinė atauga. Visa tai yra arka, šitos 3 struktūros. Ir be abejo, kas mums svarbiausia? Mums svarbiausia, kad viskas, kas yra po šitą arką, tai yra ir burza, ir be abejo visi rotatoriai, ir visas skystis, viskas sulystų po petinę ataugą. Jeigu nors vienas nesulenda, mes turim ankštumą. Čia yra visiška norma ir atlikinėjamas popietinio ankštumo mėginys. 10 metų berniukas, mes aiškiai matom, kai keliant ranką, viskas štai sulenda po būtent čia diglinė sausgyslė ir viskas gražiai sulenda po petinę ataugą. Čia mes matom netgi atskirą kaulėjimo branduoliuką petyje. Bet nieko neturi pasilikti, visas skystis, viskas sulenda, mes turim visišką normą. Čia turim dalinį plyšimą ant diglinės sausgyslės, tai yra defektas ir mes aiškiai matome sustorėjimą, popietinės burzos sustorėjimą su skysčio intarpėliais ir turėsim be abejo ankštumą. Kaip atrodo ankštumas, kai yra pilnas visiškas ant diglinės sausgyslės plyšimas, mes sausgyslės visiškai nematome ir praktiškai kaulas su kaulu liečiasi, be abejo bus ankštumas, šiek tiek dar netgi skysčio išiškėja. Ankštumas dėl burzito, vėlgi prisiminimui, įsitvirtinimui, tai yra visiškai normali pusė. Į ką siūlau atkreipdėmėsi, tai yra mūsų deltinis raumuo, tai yra mūsų visi rotatoriai. Ir štai šita vieta tarp rotatorių ir tarp deltinio raumens yra siauras toks hiperechogeniškas ruoželis, kuris absoliučiai yra normalus, jokios patologijos. O pas pacientę kitoj pusėje, kurią jinai ir skundėsi, žiūrėkit, kas matosi. Iš karto išiškėja sustorėjusios po deltinio burzos sienelės, netgi štai dar tokia proliferacija sienelės. Akivaizdu, kad tai sukels pacientai ir ankštumą, ir skausmingumas ir taip toliau. Kiti pavyzdžiai, vėlgi vertinant ankštumą, mes aiškiai matome netgi sustorėjusias burzos sienelės, matome štai net siaurą, kartais išiškėja skysčio ruoželis, bet matome, kad burzos sienelės tikrai nesulenda ir mes galim tik konstatuoti, kad tai yra ankštumas. Kiti ankštumo pavyzdžiai, vėlgi keliant ranką, keliu, o štai daviklį tik tais nuleidžiu lateraliau, mes matom štai skysčio sankopą, būtent podeltinėje burzoje, su netolygė senovės proliferacijos, tokiam kaip vilonodulinėm proliferacijom. Irgi akivaizdu, kad tai yra ankštumas. Dar viena sudėtinga situacija, pacientė sudėtinga, šiek tiek anamnezės. Prieš 2,5 mėnesio buvo rastas pilnas andiglinės sausgyslės plyšimas, bet skausmingiausia buvo akromioklavikulinis sąnarys. Chirurgas operavo tą sąnarį,
3 dienas po operacijos kaip ir buvo gerai, bet po to jai fizioterapijos metu tas petys paraudo, patino, jisai pasidarė visiškai kitoks. Ir nuo to laiko jinai vis kenčia su tuo pečiu. Ir tiesiog dabar po 2,5 mėnesio atvyksta pasižiūrėti echoskopiškai ir matosi tokie sunkiai paaiškinami dalykai. Tai yra orientacija, tai yra mūsų petinė tauga, čia yra žastikaulis ir štai šitą atkreipkite dėmesį, čia kažkokia tai hipoechogeniškas zona su skysčio intarpais. Be abejo, turėsime tą ankštumą, aš andiglinės sausgyslės taip ir nemačiau. Nepavyko išdiferencijuoti, taip ir neįsiaiškinu, ar išoperuotas ar neišoperuotas. Tiesiog visą šitą zoną vertinau kaip didžiulę seną hematomą su skysčio intarpais ir tiesiog, nežinau, vėlgi čia traumatologo galvos skausmas, ką daryti su paciente toliau. Būtent deltinio raumens projekcijoje, pačio raumens projekcija, būtent toje vietoje, kur buvo darytas pjūvis. Nes aš raumens toje vietoje nemačiau, mačiau tik tą masę. Aplink raumens dalys matėsi, bet toje vietoje nemačiau. Posnapinis ankštumas tai yra priekinė dalyje, kur mes vertinam, tai yra vėlgi orientacija į mūsų snapinė tauga, mažasis gumburėlis, anatomiją aš toliau kalbėsiu daug ir čia yra pomentinė sausgyslė. Mes turėsim atlikinėti štai tiesiog visiems tokius judesius, kad kuo galima ranką atsukti į lateraliau ir judesių metu visa pomentinė sausgyslė turi sulysti posnapinę taugą. Ir mes čia matome, yra skysčio ruoželiai, yra burza sustorėjusi, štai ir mes tikrai irgi turime posnapinį ankštumą. Kitas pavyzdys, vėlgi kylam žastikolio aukštyn, vėlgi posnapinės ankštumas, matom skysčio žymiai daugiau, burzos sienelės ženkliau sustorėjusios ir akivaizdu, kad yra ankštumas išreikštas jau šiuo atveju. Dar vienas pavyzdys, dėl ko gali būti ankštumas posnapinis, štai pačioje pomentinėje sausgyslėje tupintis gražus kalcinatas ir atlikinėjant judesius, akivaizdu, kad mes vėlgi nepakišim pomentinės sausgyslės posnapinę taugą ir yra problemos pacientui. Kalbant labai trumpai apie užpakalinį ankštumą, tai dar jisai vadinamas vėlgi vidinis ankštumas arba internal impingement. Čia vėlgi labiau galbūt populiaru, kaip matot, Amerikoje, grinai susijęs su sporto šaka, tai yra tiesiog metimas virš galvos ir tai yra magnetinio rezonanso diagnostika, nes galima pamatyti rotatorių sąnario paviršinės dalies plyšimą, didžiojo gumburėlį tokį pažeidimą ir užpakalinės lūpos plyšimą, kas ultragarsu yra labai sunkiai vertinama ir žiūrima. Žodžiu, tai ne ultragarsinė diagnostika. Ir pabaigai, kalbant apie sauginį kapsulitą, grinai jau peties rytyje, dar kitaip mes turim sinonimą užšaldytas petys, kas tai yra. Požymių tikrai gali būti labai daug. Vienas iš jų mes turime peties skausmą, turime sutrikusius judesius per peties sąnarį. Nėra ankštumo požymių ir, kas yra svarbiausia, mes realiai nematome realios patologijos. Kas tam darosi petyje? Mes nematom nei skysčio, nei sustorėjimo, nieko nematom realiai. Bet pacientui vis tiek skauda, jisai negali pajudinti rankos. Iš patogenezės tai yra tiesiog sinovijos nežymi proliferacija ir formavimasis saugų. Saugų pačioje burzoje mes tikrai nevertinsim. Yra specialūs magnetinio rezonanso, artrografijos tyrimai visokie ir tas yra atliekama. Galbūt geriau, aišku, patys traumatologai operacijų metu, kai atlikinėja, jie mato tas saugas, bet ultragarsas dėja neįgalus. Čia tiesiog paėmiau netgi pavyzdį iš vadovėlio, tai yra tokie vėlgi nespecifiniai požymiai. Čia yra tarp vadinamas rotatorių tarpas, tai yra pomentinė sausgyslė, tai yra andiglinė sausgyslė ir šiek tiek išvešėja tokie perikapsuliniai audiniai, vėlgi tokie nespecifiniai. Čia apačioje vėlgi, jeigu mes turime normą ankštumo vertinant, visa sausgyslė palenda štai po akromionu, po pečiu, o štai ankštumo metu ne. Kiek ir pacientas kelia ranką, niekas nesulenda. Vėlgi, kaip suprantate, tai yra gan subjektyvu. Kaip išdiferencijuoti saugas nuo ankštumo, tai yra pačioj pradžioj iš tikrųjų saugiminį tą kapsulitą nuo ankštumo iš tikrųjų labai sudėtinga pačioj pradžioj.
jeigu yra saugiminiai pakeitimai, vertinant šitos judesius, mes nematysim, kad sausgyslė laisvai palystų. Tai yra, vėlgi, analogui galiu duoti, kai yra saugiminis tenosinovitas. Mes bandom pajudyti sausgyslę, bet jinai savo vietoj, jinai nejuda. Taip pat mes nematysime žymesnės kažkokios aiškios patologijos pačios rotatorių, o ankštumo metu bet kokią patologiją, skystis, bruzitas, dalinis plyšimas iš karto sukels, tai yra ankštumą. Na ir, sakau, toksai klinikinis požymis, tai yra, kai pacientas, jeigu kelia ranką ankštumo metu, jisai pakels normaliai, peties nekels, bet viskas sulys sausgyslė, nors kažkiek tai jinai sulys po pietinę taugą. Bet jeigu yra ankštumas, pacientas kels, bet jisai ir kelia visą petį. Dažniausiai tai bus. Taigi, apibendrinant, jeigu skauda, bet nesimato jokių ultragasinių pakeitimų, rašykite tendinopatiją, atsakymas bus gražesnis. Jeigu skauda ir yra pakeitimai, ir dažniausiai vėlgi tai bus lėtiniai pakeitimai, atsakymė turėtų labiau figūruoti tendinoziniai pakeitimai, su kalcinoze ar be. Tendinito savokos tikrai reikėtų vengti, nes, kaip ir sakiau, tai yra labiau dangalų problemos, o ne pačios sausgyslės. Paratendinitas prie achilo sausgyslės dažniausiai naudojamas, tenosinovitas bet kur tik supa sausgyslinės, kur yra sausgyslinės makštys ir yra skysčio. Ankštumas vėlgi tai yra klinikinė diagnozė ir realiai, jeigu siunts mums echoskopuotojams, radiologams dėl ankštumo, mes galim pasakyti, ar yra problemos ar ne, ar yra skysčio, ne, burza sustorėjus, nesustorėjusi, bet patį ankštumą nereikėtų to rašyti. Ir saugiminis kapsulitas tiesiog nėra jokių aiškių UG pakeitimų, mes tik tais turime ribotus judesius. Ar yra kokių klausimų? Manau, tikrai visi nusipelnėt kavos pertraukėlės. Ką rašyti, kai atsiunčia abu pečių žiūrėti, pakeitimai vienodi, vienas skauda, kita ne. Kokia? Ne? Būna taip.